System. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Valia kalbu? Taip. Valia, jums skambina Richardas. Ar galiu sutrukdyti jūs 5 minutėm? Kaip jūs laikotės? Laikomės. Jūs esat vienos klasės auklėtoja, ar ne? Taip. Galite šiek tiek man papasakoti apie jūsų auklėtinę Dianą? Ta prasme, jūs iš kur skambinat? Aš iš Vilniaus skambinu. Man reikia informacijos apie Dianą. Kaip apie mokinę? Na, galite iš tos pusės apie mokinę. Šiaip jį labai aktyvi, yra visuomeniniai veikloj, mieste dalyvauja, ten visokiuose projektuose, mokosi jį pakankamai gerai. Gera mergaitė, mandagi, viskas su jie tvarkoja, žodžiu. Ji turi vaikiną? Negaliu pasakyti šito. Ar ji rūko? Ne. O kada išgėrus matėt ją? Ne. Su narkotikais irgi bėdų nebuvo? Ne. Kada paskutinį kartą matėt Dianą? Šiandien. Sakykite, o tėvai nemuša jos? Ne, tikrai ne. Nesiskundė jinai, kad smurtauja kažkas prieš ją? Ne, niekada. Koks jos vidurkis? 7,5 gal kažkur taip. Na, žemas kaip tokiai mergaitai. Kodėl? Pakankamai geras, dabar labai sunkios programos. Aš kai buvau mokiausi, 9,4 buvo. Ne visi tokie yra gabus, turbūt. Taip, ne visi. Diana. Su kokia mergaitė draugai labiausiai sueina? Klasėje? Su Gitana, turbūt. Su Gitana. O priešė didžiausia? Nėra tokių. Neturi jinai priešų? Ne. Gal jūs atsimenat, kaip jinai šiandieną buvo apsirengus? Šiandien? Taip, ar buvo jinai su raudonu megztiniu? Ne. Keista. O mokykloje jūs ją matėt? Taip, mokykloje. O vėliau niekur nematėt? Ta prasme, po pamokų? Ne. Gal žinot, kokia jinai užklasinė veikla užsiema? Jinai galėjo būti, kad važiavo link Vilniaus? Šitą negalėjom pasakyti. Į varžybas kažkokias tai ar panašiai? Ne. Jos tėveliai jums neskambino šiandien? Kaip? Tėveliai jos neskambino jums šiandieną? Ne. Ką dar mums reikia sužinoti? Sakykite, dar toks įdomus dalykas. Iš tikrųjų, iš pamokų jinai būdavo, kad pabėgdavo ar kažką tai melodavo. Nesusidurdavot, žodžiu, jinai neneigiama mergaitė yra, ar ne? Ne. Viskas su ją gerai yra, ne? Nesikalbinėja, nesikeikia. Ne. O su tokių vyresnių draugų, ar jinai turėjo, kurie galėjo, tarkim, su ją kartu važiuoti Vilnių, nuvežti ją? Šiaip negalėčiau pasakyti, kad taip galėtų būti. O nepastebėjot, jie, ta prasme, jau bendravo su vaikinais daugiau, prasme, kaip mergina su vaikinais? Mokykloje pakankamai daugiau gal su merginami, tokia, šiaip yra draugiškai, su visais bendrauja. Nemanot, kad jos orientacija galėtų būti netradicinė? Ne. O jūs nenorit sužinoti, kodėl mes čia skambinam? Noriu, be abejo. Norit, ar ne? Taip. Smagu tada. Mes irgi norim. Mums parašė Diana. Taip, ir jūs galite jai perduoti linkėjimus, kadangi dabar esam tiesioginiam radijos stoties Zip FM eteryje. Zip FM. Labas vakaras dar kartą. Labas vakaras. Mes tikriausiai savo klausimą šiek tiek išgąsdinom jūs, ar ne? Taip. Nebijokit, mes čia juokais. Jo, mes juokais, nes jūsų auklėtinė, būtent apie tą mergaitę, kurią kalbėjom ir užregistravo, sakė, paskambinkit mūsų šauniai auklėtojai ir perduokit linkėjimus. Labai malonu. Tai mes taip ir padarėm. Tai gero jums vakaro ir gerų moksleivių, kaip sakė. Taip, gerų moksleivių. Šaunių mokinių. Ačiū ir jums gero, ir Diana, ir linkėjimų. Viso geriausio. Viso gero. Ne visos mokytojos tokios, ne? Nes kai tik būtų kokia... Kantri tokia, išlaikyta. O kada jau čia mums driokstels kažką? Na, matai, jinai ne prie ko, ką jinai gali. Taip, nešoksgi ant akies.